ugnį šoko moteris. Sapnų ir svajonių gimdytojos, kančių ir džiaugsmų dukros, paklydimų ir žygdarbių seseris, ilgesio ir susitikimo mylimosios, sukosi išskleistomis apkabinimui rankomis, besiplaikstančiais plaukais, kvatojančiamis burnomis, kibirkščiuojančiamis akimis. Norėjo įsukti vėją į savo spalvotų suknių nėrinius, aplenkti žvaigždės skubančias per dangų. Čia pat lėtai supavo mėnulį marguose skarų raštuose, šypsenomis tylesnėmis už auštančią aušrą, kojomis garbinančiomis gėlėtą pievą, sirpstančio laiko glostymas, upelių tekėjimas iš akių į rytus, nebylus laukimo miegas. Visos skirtingos moterys, kurios kada nors buvo. Narsios, aistringos ir švelnios, klystančios ir palūžtančios, atgimstančios ir keliaujančios, smogiančios ir glostančios, nirštančios ir atleidžiančios. Kaip jausmingai jos šoko gyvenimą. Ir kiekvienos iš jų buvo